darai? Nu, aš važiuoju į Klaipėdą, maudytis į jūrą. Ko tu juokės? Tu važiuoji į Klaipėdą. Su kuo tu važiuoji? Nu, su traukiniu, bet jie nevažiuoja, vien stovi kažkoksai ir niekur nevažiuoja. Dūzė. Ko tu juokės iš manęs? Tu važiuoji maudytis į Klaipėdą, kai tu esi net netraukinių stotyje. Tu juokauji. O tu esi muziejuje. Ką tu čia šneki? Tai tu ne čia atėjai, bet tu nori? Aš tau parodysiu, kas slepiasi muziejuje. Ne, nenoriu. Nenoriu, bet jau kad atėjai einam. Nu, neisiu. Kodėl neisi? Nenoriu, važiuojame į Klaipėdą. Tai kur tas stotis tada yra? Kitam miesto gale. Viskas, Dūzė, čiupk lagaminą, žinok, tau tikrai labai patiks. Bus labai įdomių dalykų. Aš nenoriu, važiuojame į Klaipėdą. Ar į biblioteką nepatiko eiti? Einam tik tais. Nenoriu, aš niekur Einam. Dūzė, einam, taigi čia muziejus, tu matai? Einam. Aš nenoriu. Nu ko, tu nenori, taigi tu keliau. Kur tu čia mane vedi? Taigi nori, tu keliau. Tu pamatysi, Pasižiūrėk, kur čia atvedei. Nu, muzė bus tikrai labai įdomu. Nu, aš nenoriu čia būti, einam, į Klaipėdą važiuojam. Tai kad tu net nežinai, kur tu čia papuoliai. Kad tu stovi prie muziejaus, nusirenkim dabar gerai. Ką tu galvoji, aš nežinau, kad čia į muziejų tu mane atvedei, aš galvoju, nemoku skaityti. Dūzė, tu pati čia atėjai, taigi net nežinai, kur traukinių stotis, o kur yra muziejai. Čiuk savo lagaminą, nešame savo striukytės, pasidėsim gerai. Žiūrėk, kaip čia gražu! Nesąmonė. Tu įsivaizduoji, čia sėdėdavo teta tikriausiai ir visus sakydavo, kas norite važiuoti į Klaipėdą, kas norite važiuoti į Meškučių muziejų. Aš norėčiau, kad čia sėdėtų teta, gal galėtumėm išvažiuoti iš čia. Tai einam, paieškosim, gal bus ta teta dar, einam, pažiūrėsim. Ak, tu net nieko čia nėra, tyliai, tu būko. Nieko nėra, pasiteikim, čia gerai daiktus. Taigi čia muziejų, žiūrėk, o žinai, kas čia parašyta? Perskaitai, kas čia parašyta? Šiauliai parašyta. Mes esam Šiauliuose. O palauk, tai čia Šiaulių muziejus skaitosi? Šiauliuose esantis traukinių muziejus. Nu gerai. Tai mes Šiauliuose taigi gyvenam, Dūzė. Nu ne. Žiūrėk! Eik tu savo, aš galiu paskambinti. Labą dieną. Ar čia traukiniai? Mano draugė Dūzė, žinokit, nori važiuoti į Klaipėdą. Kaip mums ten reikia nuvažiuoti? Ai, ne, niekas nešneka, žinok. Bet man atrodo, kad, žiūrėk, gal galim paskambinti čia. Nu, Mūzė, tu nebejokak, važiuojam namo. O kas čia? Mūzė, Dūzė, tu pasižiūrėk, ateik. Bet tu ką tu čia nematai, čia vien senienos kažkokios. Nu ir kas senienos? Nu, tai net neįdomu. Bet tu gali va paspausti čia, pasižiūrėk. Žiūrėk, kokie buvo telefonai. Eik tik tai čia, žinok, čia toks telefonas net ekraną negali paspaudyti. Net paskrolinti negalėtum su tokiu telefonu. Jo, ir filmukui nelabai pažiūrėtum. Bet kaip tu su tokiu, kaip nešiotis tokį telefoną kišeniai? Bet žinok, čia nieko gero, einam namo gerai. Nu, Dūzė, einam. Neinam, eisim, pažiūrėsim, gal dar kažkokių yra žaidimų kambarių, o gal čia kokia nors teta gyvena ir galėtų mus ką nors aprodyti? Papasakot ir, pavyzdžiui, gal tada jau tau tikrai patiktų. Tau visada sakai, ir bibliotekoje tau nepatiko, bet paskui, oi kaip patiko, oi kaip smagu, kad buvo vilkas iššokęs iš knygų. Tu mane visur vežioji. Tai į biblioteką, tai į muziejų, kur dar mane čia, ką žinau, veši? Į Klaipėdą. Į Klaipėdą noriu. Dūzė, žiūrėk, čia yra žemėlapis, Lietuvos žemėlapis, matai? Bet aš nematau Klaipėdos. O Klaipėda, va! O jeigu tu važiuotum iš Šiaulių į Klaipėdą, tai pro kur tu važiuotum? Pro Telšiai, Kretingą, Bajorį. Kas tie Bajoriai, kas žinau? Bajorai. Ai, Bajorai čia. O, ir tada atsidurtum Klaipėdai, išliptum ir tada galėtum jau eiti tikš. Labai norėčiau, labai. Geras. O, labą dieną, teta.
Labą dieną, mergaitės. Labą dieną. Labai džiaugiuosi, kad apsilankėte mūsų Šiaulių geležinkelio muziejuje ir matau, domitės istoriją. Čia istorija yra? Taip, ir mergaitės mes turim naują interaktyvų stendą, kuriame galime sužinoti, kada Lietuvoje buvo pastatytas pirmas geležinkelis, kokia statyba buvo ir vėliau. Bet kaip tai padaryti įdomiai, tai turime tokį žemėlapį, kuriame matysime, kaip statėsi geležinkeliai. Kaip gerai, žinokit. Ir čia, uždegus pirmąjį mygtuką, matome linijas, kurios buvo pastatytos pačios pirmosios. Ir mergaitės, pabandykit paspausti, pasižiūrėti. Liepoja ir Romnai. Matai, kiek atsirado? Žiūrėk, iš Šiaulius čia ėjo, teta, ką? Čia į Latviją išėjo. Taip, išėjo į Latviją. Ir toliau mergaitės labai domėjotės Klaipėdą. Taip, Klaipėdos kraštas, pasižiūrėkit. Pažiūrėkit. Žinot ką, teta, Duzė, žinokit, galvoja, kad čia traukinių stotis. Ir jinai norėjo išvažiuoti į Klaipėdą. Aš prie jūros noriu. Nu, žiūrim, Klaipėdą važiuosim, pažiūrim. 1, 2, 3. Matome ir Klaipėdą. Jo. Ir čia galima paskaityti aprašymą. Ir matome, tų kelių daugėja, jungiasi geležinkeliai. Ir dar liko 2 mygtukai. 2 mygtukai, spaudžiam 2 mygtukus. Ir dar vieną. Viskas. Visas žemėlapis geležinkelių šviečia. Ir dabar mes matome visas linijas, kurios yra pastatytos Lietuvoje. O tada dar vienas klausimas. Pavyzdžiui, aš esu Šiauliuose ir noriu važiuoti į Radviliškį baseiną. Tai reiškia, aš galiu su traukiniu nuvažiuoti va į šitą taškelį? Taip, atsisėdus geležinkelio stotyje Šiauliuose, nusipirkus bilietą ir galima atvažiuoti į Radviliškį. Bet Duzė, žinok, ne čia, o traukinių stotyje. Nu dabar jau supratau, bet žinai, tai važiuokim tada į Radviliškį geriau, ar ne, į Klaipėdą. Bus greičiau, teta? Ar ilgiau negu į Klaipėdą, kaip čia? Aišku, iki Radviliškio bus greičiau, nes yra trumpesnis atstumas. Pažiūrim, koks atstumas, pažiūrim. Pamatuokime pirštais, gerai? Kiek čia pirštų? Vienas pirštas, o jeigu važiuosim į Klaipėdą, 1, 2, 3, 4, 5, aš jau atsibodo, 6. Bet galėtume valgyti saldainius, kol važiuotume. Nu, arba skaityti knygas. Ne. O teta, gal jūs galėtume dar parodyti, bet tokia kaip Duzė, va čia, žinokit, jai nelabai patiko. Nu, čia tas... Nu jau, šitą sieną man patiko, bet žinot, pirmiausia, pasakykit savo vardą, mes teta. Aš esu Duzė. Aš esu Mūzė. Aš esu labai protinga ir tvarkinga mergaitė. O aš esu labai išdykusi ir mėgstu saldumynus ir valgau pusryčiams purgas. Labai džiaugiuosi, kad tokios šaunios mergaitės aplankė mūsų muziejų, o mano vardas Ilona. Duokit 5, Ilona. Labas, Ilona. Tai mes dar labai norim tenai nueiti pažiūrėti, kas ten yra. Taip, mes turime 2 sales, ne tik istoriją, bet ir edukacinę erdvę. Prašome į antrąją mūsų salę. Wow! Ir čia beveik, žinokit, man primena kaip žaidimų kambarį kokį. Tikrai čia kaip įdomu. O kas čia yra, Ilona? Žaidimai kažkokie, ar čia tiesiog pažiūrėti gali? Vienas iš žaidimų yra apie saugų eismą. Saugus eismas lydi mus visur. Tai ir tėveliai, ir vaikai kartu praleidžia laiką. Mokomės, kaip elgtis saugiai šalia geležinkelio. Metam kauliuką, yra figūrėlės ir atsistojus ant spalvotų langelių, pakeliam kortelę. Nu, paeiktų 3 kartus. Ir perskaitom, ką reikia atlikti. 1, 2, 3. Einu pasimsi kortelę. Pakšt. 3. Nu, ką rašo? Neik per pervažą. Degant draudžiamam šviesoforo signalui, net jei jos užtvaras nenuleistas. Va, matai, kaip yra.
tai. Koks geras žaidimas, ar ne? Ir šviečia raudona. Atsimeni, kaip mes mokiname šviesoforo spalvas? Taip, čia Pelkė negalima. irgi negalima eiti. Traukiniai tas pats galioja, ne? Taip, mergaitės. Ir čia dar žaidimas yra. O kas čia ant sienos yra, gal galite O ant pasakyti? sienos yra interaktyvus žaidimas, vartant korteles galime surinkti skirtingo laikotarpio technikas. Tai prašom prieiti, pabandyti, pasižiūrėti. Oho, kaip knygutė galima čia vartyti. Taip, kai knygutė Žinau. ir susidarys kitas visai Paveiksliukas, taip? paveiksliukas. Vau, nušauniai, labai ir dar čia vienas. Aš jau noriu ten vieną pusę nueiti, pusę noriu to. Noriu. O čia yra dėlionė? Ką čia reikia daryti? Taip, čia turime dėlionę mažiesiems. Surasti garvežį atitinkantį figūrėlės vietą. Ir paskui apačioje perskaityti, kokioje šalyje, kokiais metais buvo tokie garvežiai naudojami. Šaunuolė. Labai gerai. Čia turime žaidimą, kuris yra sukurtas pagal 1933 metų tvarkaraštį. Ir žaidimo esmė yra, kad galime kelius surasti, kur norime nuvažiuoti tik iš Šiaulių. Ir įdomiausias, tolimiausias kelias iki Paryžiaus. Vau, galėtume pamatyti Eifelio bokštą. O Ilona, tai čia irgi galima į Paryžių nuvažiuoti tais traukiniais? Ne, čia mes turime maketą, kuriame sudėta dalis geležinkelio infrastruktūros. Palaukite, teta, o tai kas tas maketas yra? Maketas tai yra sumažintas miestas, sumažinti traukiniai ir viskas yra labai maža. Čia toks kaip Barbių namelis. Panašiai. Ir čia turime ir geležinkelio stotį, Žiūrėk, ir čia- ir 2 tiltus, ir tunelius, ir garvežį bei lokomotyvą 2 skirtingų laikotarpių technikų. Žiūrėk, čia net maži bučiuojasi žmogeliukai, matai, Bet Ilona, čia netikri traukiniai, kodėl jie nedaro taip, tu, nedaro. Na, tutų patys vaikai daro atėję į muziejų. Dar norėčiau parodyti, kad pasižiūrėtumėt į eglę, kuri yra truputėlį pasvirus ir pasižiūrėkit, kas su ja atsitinka. Kodėl jinai nugriuvo? Na, vėjas nupūtė eglę ir prisistatė ir gaisrinė, ir policijos mašina žiūrėti, ar žmonės nesužeisti. Na, įvyko nedidelė avarija. Makete veikia ir pervažoje šlagbaumai. Matom, jie užsidaro, atsidaro. Į raudoną šviesą užsidega, kad negalima eiti per pervažą. Taip, šaunuolė, duosi. Eik tu savo. Teisingai, mergaitės. Ir dar noriu parodyti namą su rudu stogu ir šalia dirba žmogeliukai. Gerai įsižiūrėkite, matome, kaip juda jų rankytės. Tai jie dažo. Oho. Nu, žinokit, čia tikras veiksmas. Tikras miestas. Ir dabar, mergaitės, norėčiau paklausti, kaip jums atrodo, ar naktį gali važiuoti traukiniai? Ne, taigi nieko nemato. Galima važiuoti, taigi mašinos tai važiuoja naktį, tai traukiniai gali važiuoti Nu, naktį. bet bėgių tai nematys. Žiūrėk, vėl užkrito medis. Pabandykim įsijungti šviesą salėje ir pažiūrėkim. Traukiniai važiuoja, bet mes matome visai kitą vaizdą. Kiekviename namelyje dega šviesos. Apšviesti geležinkelio keliai priešais geležinkelio stotį. Na ir važiuojančių traukinių priekinės irgi švieselės šviečia. Tai va, mergaitės, pasirodo, traukiniai gali važiuoti ir dieną, ir naktį. Dauzėt, šaunuolė, tu buvai teisi. Ai, žinot, dar vienas klausimas. Man, žinokit, čia ir vėl patiko, labai patiko. Ir klausimas, ar gali ateiti mūsų draugai, nes mes turim daug draugų vaikų. Ar gali ateiti pas jūs į svečius irgi kaip ir mes? Taip, į muziejų galima ateiti vaikam, aišku, su tėveliais. Rasim veiklos ir tėveliam, ir vaikam.
Darbo laikas mūsų yra antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais nuo 9 ryto iki 18, tik turim pietų pertrauką nuo 12 iki 13. Oho, tai mes tikrai, žinokit, savo draugus pakviesim, mane Muzė. Aš jau žinau, kam labai patiktų šitą vietą. O kur tu žinai, kas kam patiktų? Aš manau, kad čia viskas patiktų, žinok. O kita vieta ten tą patiktų? Nu, aš galvoju, kad ten bus neįdomu, bet ir ten įdomu. Muzė, bet aš vis tiek noriu į Klaipėdą. Nu, Dūzė, nu tai galėsim gal kada nors nuvažiuoti, bet tu nebijosi su traukiniu važiuoti? Nu, nežinau. Mergaitės, muziejus turi ir lauko ekspoziciją. Tai einam pasižiūrėti į lauką, kupė vagoną. Pasijusime kaip kelyje važiuojančias į Klaipėdą. Nes žmonės važiuodavo ir pro Klaipėdą, ir pro Šiaulius, ir pro kitus miestus. Tai kviečiu į lauką. Tai jūs norite pasakyti, kad Dūzė galės pasibandyti, ar jai baisu ar nebaisu? Aš būsiu mašinistė, gal Taip, apžiūrėsime garvežį, įlipsime į vagoną. Tai prašau. Gerai, keliaujam. Einam, mes pasiimsim savo striukytes, gerai, ir jūs apsirengit ir einam, gerai? Gerai, einam. Oi, kur mes čia atkeliavom? Koks Prašom didžiulis. į vagoną. Dabar visus noriu pakviesti, apie kurį ir kalbėjome. Gerai. Aš pirma. Gerai. Oho. Palauk, lagaminas. Aš tau lagaminą paduosiu, gerai? Pastum mane iš rūros. Stum! Muzė, pastum, kad tu nepastumė. Aš tau spurgų nevalgyt. O aš lipsiu elegantiškai. Ate. Ui. Aš nežinau. Kokie tuneliai čia? Ėjo, kaip čia sėdėti reikia? Nieko nesuprantu. Wow! Mes čia galim arbatą gerti. Nu, aš įsivaizduoju, tu skaitai knygą, čia atsisėdus, o aš arbatėlę gurkšnoju, savo važiuojant traukiniu. Muzikos klausomės. Arba, pavyzdžiui, piešiam kokį piešinį. Aš nupiešiau traukiniu gražų. Aš nupiešiau kažką pro langą, ką pamatyti. Bet žinai, einame Ilona, aš paklausti, mes nuo jos biškį pabėgom, o pavyzdžiui, čia yra šiuolaikiškas traukinys, o čia senovinis, kad žinai yra. Nežinau. Einam, paklausim. Ja. O Ilona, žinok, mes čia labai mums patinka, žinok. Šitas traukinys. Taip. Mergaitės, čia yra ne traukinys, o vagonas. Vagonas tai būdavo, kur susodinami žmonės ir jų būdavo daug, sukabinami ir jie lokomotyvo arba garvežio traukiami. Tai aš norėčiau jums aprodyti vieną kupę, čia kupė vagonas. Čia? Taip, čia, kad jūs įeitumėte vidų, atsisėstumėte ir apžiūrėtumėte. O dar, Ilona, tai kupė yra kaip kambariukas? Tai kambariukas, kuriame žmonės dieną sėdėdavo, o atėjus nakčiai miegodavo. Miegodam galima. Bet žinai, kad Dūzė, kiek ir naujų žodžių išmoksim. Taip. Kupė. Aš galėčiau savo kambarį. Garvežiukas. Aš savo kambarį galėčiau vadinti kupė. Eik tik tais. Nu, pažiūrėjim. Tai mes esame kupė dabar tam kambarėlyje ir matome 4 žmonėm kupė. Jeigu miegodavo, 2 miegodavo apačioj, 2 viršui. Taip pat yra staliukas. Staliukas buvo naudojamas arbatai atsigerti. Buvo palydovė pristato žmonėms arbatą. Tais laikais maistą kai kurie žmonės ir veždavos, bet kadangi didelis vagonas važiuodavo, tai būdavo ir vagonai restoranai, kur žmonės eidavo papietauti. O mergaitės mes apžiūrėjom vagoną, bet mes turim ir garvežį, kurį norėčiau irgi aprodyti. Čia tas, kuris traukia šitą vagoną? Ne, garvežiai buvo naudojami daug anksčiau. Šitą vagoną traukdavo lokomotyvas. O, einam pažiūrėti. Aš nebesuprantu, kiek čia žodžių naujų. Kažin, man lipti elegantiškai ar šokti? Aš tai, man atrodo, šoksiu. O teisingai išlipti iš tokio vagono reikia atbulai. Mergaitės, aš nebelipu, lagaminą palikau. O, ne! Taisyklingai sakė Ilona, va reikia va šitaip išlipti, va.
Mua. Oho, čia su tokiu važiuodavo seniau. Ne, mergaitė, su juo nevažiuodavo, garvežys atlikdavo traukimo funkciją. Prie jo prikabindavo vagonėlius ir jis traukdavo. Bet garvežys yra įdomus tuo, pagamintas 1948 metais ir kad jis važiuotų, jam reikėdavo anglių. Aš norėjau klausti, čia kaip senoviškai, taip kasdavo anglis. Tai aš noriu, kad jūs įliptumėte į vidų. Aš galiu pirmą. Pasižiūrėti iš vidaus, ten pamatysite ir šiupelį, su kuriuo dirbdavo darbuotojas. Oho! O juk tu kiek čia daug visokių sukimo dalykų. Kiek čia daug raudonų tokių kažkokių tais suktukų. Čia žinok, reikėdavo kasti anglis. Čia yra anglių. Čia būdavo, man atrodo, labai karšta, o čia va su kastuvu. Taip. Būsit, aš atidarysiu, tu kasi gerai. Gerai. Tai... O kaip čia sunkus koks darbas. Negaliu mūsų apsisukti, va čia va taip va reikia įdėti anglis. Ai, tada uždarom. O teta Ilona, o tai kas čia būdavo? Koks čia žmogus turėdavo būti? Kaip jam čia karšta, jis turėdavo iškepti? Mergaitė šį garvežį aptarnaudavo du darbuotojai – mašinistas ir kurikas. Mašinistas prižiūrėdavo visą sistemą, kad jin gerai veiktų, kad saugiai važiuotume, o kurikas kūrendavo pečių. Šio garvežio greitis būdavo pats didžiausias – 35 km/h. Tai jūs įsivaizduojat, kokiu greičiu važiuodavo šis garvežiukas. Aš su dviračiu nuo kalno greičiu pasileidžiu. Žinai, koks klausimas? O tas kurikas būdavo labai su anglim nusimurzinęs. Taip, tai būdavo darbas nelengvas ir darbo pabaigoj kurikas būdavo jau su anglim pasimurzinęs. Wow. Jį vadindavo angliuku. Mergaitės, ar norėtumėte tokį darbą šiom dienom dirbti? Aš ne taip išlipai dūzė. Ai, aš pamiršau, man taip smagiau buvo. O, aš nenorėčiau būti juoda, aš įsitepčiau savo paltuką gražų. Aš irgi nenorėčiau, bet pažiūrėti labai įdomu. Taip. Žinot, ką, Ilona, mes norim labai jums padėkoti. Buvo mums be proto, be pročiausiai, smagiausiai, marmaliausiai, kaip patiko, žinokit. Kaip tu čia šneki marmaliausiai. Labai smagu buvo. Aš niekada neinu į muziejus, bet dabar į bibliotekas pradėsiu eiti ir dar į muziejus pradėsiu lankyti. Aš pradėsiu spurgas valgyti. Labai džiaugiuosi, mergaitės, kad jums patiko ir lauksiu. Dar kartą apsilankam. Ir mes būtinai pakviesim savo draugus, nes čia buvo nuostabu. Taip, ačiū labai. O vaikams norim pasakyti, kad nepamirškit užsukti muziejus, žinokit, čia yra smagu. Ir susipažinsit su Ilona ir daug dalykų naujų sužinosit. Ate!